Jie ne tik dalyvauja pasirodymuose, veda jauniklius, bet ir padeda žmonių vaikams terapijos programoje. Moksleiviai su šiais gyvūnais susipažįsta ir išmoksta saugoti jūrą ir jos gyvastį edukacinių programų ir pamokų metu. Muziejus padeda įgyvendinti Lietuvoje susitarimo dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose direktyvą. Rengia tarptautinės jūros kiaulės dienos renginius, kurių metu yra skleidžiama žinia apie artimojoje jūroje gyvenančius delfinų giminaičius – Baltijos jūros kiaules. Delfinais itin rūpestingai rūpinasi kvalifikuotų specialistų komanda – veterinarijos gydytojai, biologai, treneriai. Jie nuolat tobulinasi, nes muziejus yra Tarptautinės jūrų žinduolių trenerių asociacijos, Tarptautinės jūrų žinduolių gydytojų asociacijos ir Europos jūrų žinduolių prižiūrėtojų asociacijos narys.